Aistis Vasiliauskas, prabangios estetinės medicinos klinikos Evoži įkūrėjas. Kaip teigia Aistis, technologinis pranašumas yra viena iš klinikos pagrindinių savybių. Tačiau svarbiausia yra holistinis požiūris į žmogų, pasaulinių sprendimų taikymas bei maksimaliai individualizuotas procedūrų bei gydymo planas. Koks yra jūsų kaip verslininko kelias? Verslininko kelias yra išbandyti kiekvieną verslo procesą ir supratus tą kiekvieną verslo procesą iš esmės kažką sukurti. Tai va tuo būdu ir atsirado noras sukurti įspūdingą išskirtinę estetinės medicinos kliniką. Teko pakeliauti po visą pasaulį, susipažinti, nes kai nesi toje rinkoje patyręs, turi suprasti, kodėl ir kokie įrenginiai, ką veikia, kodėl jie yra geresni arba prastesni. Ir esu išbandęs praktiškai visas turbūt pasaulyje procedūras iki dar turint kliniką, be jokių nuskausminamųjų, tam, kad iš tikrųjų suprastum, kokios tos procedūros yra ir kas liečia technologinę dalį, kaip jos veikia kūną, kaip žmogus reaguoja, kad galėtum iš tikrųjų suprasti, kodėl vienaip ar kitaip reikia elgtis su pacientu. Evoži, pavadinimas tikrai labai skambus. Kodėl būtent toks pavadinimas? Pavadinimas kilo po gilios prekės ženklo strategijos, kurioje dalyvavo profesionalai ir sugalvojo, kad tas pavadinimas turi atliepti verslo esmę. Ir tai yra žodis sudarytas iš dviejų žodžių. Evo, tai skambesys evoliucijos. Evoliucija iš savęs yra žodis, kuris reiškia lėtą pokytį, apgalvotą. Taip ir su pacientais norime, kad procedūros būtų apgalvotos, numatant ateitį ir suvokiant, kodėl vienas ar kitas procedūras ar ciklus mes atliekame. Kitas žodis būtų wow, kuris reiškia anksčiau madą, prabangą ir sėkmę. Tai mes norime, kad ši klinika Evoži būtų būtent tokia. Kaip ir pats minėjote, esate labai aiškiai išsigryninęs konceptą. Kodėl būtent toks konceptas? Aš ir toks žmogus esu, kuriam patinka idealizmas. Tai norint turėti, sakykime, kažkokį tai verslą, ypač prabangaus ženklo estetinės medicinos kliniką, tu sieki to idealizmo. Ir kasgi gali būti, sakykime, idealu mūsų srityje. Tai kai tu turi geriausią pasaulio įrangą, kai tavo aptarnavimas yra tikrai irgi išvystytas, kai tavo aplinka yra prabangi ir tu ieškai to kitoniškumo. Tai tas kitoniškumas pas mus turėtų atsispindėti kiekvienam žingsnį. Tai mes turime privačią žinomo dizainerio Kęsto Rimdžiaus drabužių kolekciją. Šviestuvai, turėklai yra prancūzų ir portugalų gamintojai dengti auksu. Tai tu to kitoniškumo, sakykime, tu ieškai to savo tikrojo koncepto kiekvienam žingsnį ir tada eini tuo keliu. O kaip iš verslo pusės? Ar apsimoka turėti tokį verslą Lietuvoje? Iš esmės, Lietuvoje, kuriant tokį verslą, tu esi ir idėjinis žmogus, nes turi tikslą, o tikslas yra šitoje vietoje ne pinigai, o iš tikrųjų sėkminga veikianti Lietuvoje klinika, kurios modelį galėtum perkelti į pasaulį ir daryti plėtrą už Lietuvos ribų. Ypač pietuose tai yra labai populiaru, kur tu tą rinką gali matyti skirtingą. Ir šiuo atžvilgiu mes, sakykime, turim pačius prabangiausius tikrai pasaulio įrenginius, labai dažnai esam vieninteliai net ir Europoje, todėl kad kiekvienam žingsnį, jeigu, sakykime, turim kažkokį tai lazerį išskirtinį, kurį turi kažkas Europoje dar, labai dažnu atveju komplektacija būna jo ne iki galo. Mes visą laiką norime pasiekti maksimalių galimybių rezultatą ir visą laiką pasipildom savo įrenginių komplektacijas, kad galėtume tai padaryti. Ir esam turbūt vieninteliai Europoje, kurie gali atlikti 5D veido procedūrą, o kitos klinikos yra tik tai Amerikoje arba Azijos šalyse. Tai mūsų toks yra požiūris. Verslo sėkmę mes matuojam ne pinigų atsipirkimo santykio, verslo sėkmę mes matuojam, kiek sugebam naujų žmonių įvesti į Evoži kliniką ir parodyti, kas yra Evoži paciento kelias. Aisti, pristatant jūsų kliniką, paminėjau apie holistinį požiūrį į žmogų. Tai yra tikrai kuo toliau, tuo dažniau girdimas žodis, tačiau ne visiems suprantamas. Ar galite paaiškinti? Lietuvoje labai dažnai tai žodis naudojamas iš populiarumo, tačiau gal, sakykime, ta vieta, kurioje jis naudojamas, dažnai net pati neturi principų, ką jis reiškia, nes tas holistinis, jisai kiekvienam iš mūsų gali turėti labai skirtingą prasmę. Tai, sakykime, pas mus holistinis reiškia, kad
mes pilnai žiūrim į pacientą ir žiūrim į jo ateitį, tai bandom ar ne su juo kalbėti ir numatyti tai, ko jis nori po 10 metų, po 15 metų, nes tai, kad mes gražinsimės dabar, yra viena dalis, bet klausimas, kaip mes norim atrodyti ar ne po 15 metų ir kur mūsų yra kelias. Tai va tas holistinis požiūris EVŽ klinikoje stengiamas taikyti kiekvienam žingsnį, neretai tenka ir padėkoti pacientam ir visgi tų procedūrams neatlikti, todėl kad tikrai norim išlikti profesionalai ir profesionalai pasaulio atžvilgiu. Aiste, akivaizdu, jog kvėpuojate grožio sritimi, o grožio srity yra tikrai daug mitų. Ar galite patvirauti, koks yra didžiausias mitas, apie kurį teko girdėti? Kad PRP procedūra yra FDA patvirtinta ir jinai gerai veikia veido odą. PRP procedūra yra patvirtinta, kad jinai yra efektyvi tik tai skalpui. Ir sakykime, jeigu mes pašnekėsim konkrečiai apie PRP procedūrą, kiekviena klinika sakys, kad jinai yra numeris 1, jinai yra efektyvi, kai iš tikrųjų jinai net nėra patvirtinta nei FDA, nei jinai turi kokį nors poveikį mūsų veido odos kokybei. Žmogaus kraujas yra toks unikalus dalykas ir jo išskyrimas naudingųjų medžiagų yra toks sudėtingas, kad įprastomis klinikos sąlygomis tai yra neįmanoma. Nei centrifuga yra tinkama, moksliškai tiesiog tai yra neįmanoma. Tačiau jeigu jūs pašnekėsit su gydytojais, su klinikomis, tai PRP veidui bus viena iš dažniausiai atliekamų procedūrų. Kodėl? Aš manau, kad tai yra marketinginis, sakykime, triukas, kuris tik tai metai prieš pradėtas neigti pasaulį visam. Tam pačiam visų gerbiamoje MVC Monako kongrese pirmą kartą prieš metus pradėta neigti PRP sėkmė. O kodėl? Todėl, kad labai buvo išvystyta įmonių, kurios teikia tas centrifugas, tokias paslaugas ir žmogui visą laiką nuo senų laikų tai, kas iš žmogaus kildavo, atrodė natūralu, ar ne? Tai jeigu mes paimame iš žmogaus kraują, kas iš kitos pusės gali būti, negerai. Bet negerai gali būti daug dalykų. Visų pirma, tai klausimas, kiek mes esam sveiki, kad tas mūsų yra kraujas, ir klausimas, kokiomis sąlygomis mes iš tikrųjų galime išgauti efektyvią PRP procedūrą skirtą veidui. Ką jūs parekomenduotumėte ir kokie būtų pagrindiniai akcentai, į ką reikėtų atkreipti dėmesį svajojančiam turėti kliniką? Mano atsakymas bus gal neįprastai nuoširdus, kadangi man kaip verslininkui patinka konkurencija. Tai vat aš nieko prieš būčiau turėti kada nors konkurencinę aplinką, nes konkurencinė aplinka iš tikrųjų verčia stiebtis. Tai ką aš parekomenduočiau, tikrai išsigryninti ir suvokti, koks tu esi žmogus, koks tu esi vadovas ir ko tu sieki. Nes be šitų savybių, neatsakę savo klausimą, tu gali daryti ir visgi nesijausti patenkintas to rezultatų, siekti, bet nepasiekti ir tada tau kils klausimų labai kodėl.